Sekantis pratimas bus skraidinantis, tai yra ypač svarbu vaikams turinčių vestibuliarinio aparato sutrikimų, ypatingai tokiems vaikams, kurie turi autizmo diagnozę arba kurie turi pusiausvyros sutrikimais, tai iš tikrųjų vienas iš pagrindinių pratimų. Taip, tai pacientė mūsų guli jau pasiruošusi, pritvirtinta, po truputėlį galit matyti, kaip jinai pasilieka ore. Stalas leidžiasi, o jinai ore. Tai vienas iš tokių pirminių ir pratimų tai, kad pacientė turi pajausti, kaip jinai kybo. Ne, gali iš lėto jinai siūbuotis pirmyn atgal. Į veiklą irgi traukia abidvi rankas, tai irgi padeda pusiausvyrai ir koordinacijai, taip pat dirba abudu pusrutuliai, ko pasekoje skatinamas ir kalbėjimas. Tie judesiai gali būti įvairūs, kaip matot. Imitavo plaukimą, rankų išskėtimas. Plaukiam, Lukrecija. Stipriai, toli. Agnė pirma. Žiūrėk, ir Diana plaukia. Opa! Plaukiam. Stiprus mostai. Stipriai, pasileis. Pasileis, viskas, mes tave pasibuosim, žiūrėk. Opa! Žiūrėk, Lukrecija, tu. Opa, matė? Plauk, rankytėm.